Man laimė yra būsena. Kartais tą būseną man sukelia mylimo žmogaus žvilgsnis, bučinys. Kartais skanūs ledai. Kartais gražus oras, saulėtekis. Tai yra būsena, man tai yra būsena, kurią aš patiriu. Bet aš mokausi, kad ne tik lėtai, ne tik bučinys man sukeltų tą laimę, bet kad kuo jos daugiau būtų tokios ir ne tos audringos, kur šokinėjai. Ir kad tiesiog būsena. Kad tu tiesiog esi laimingas, kad tu esi toks, kad tu darai tai, ką tu darai gyvenime, kad tu gyveni taip, kaip tu gyveni. Ir tas jausmas, kai kažkas prasideda būti, aš suprantu, kad kažkas čia yra ne taip. Aš kažkaip tai suprantu, žiūriu, matau ir elgiuosi šiek tiek ne taip. Ir tada bandau save kalibruoti ir aš vėl grįžtu į tą būseną ir man tai yra laimė. Bet laimė neįmanoma be nuopolio. Santykėje su nuopoliais mes galime atrasti laimę. Mes turim ją pasimatuoti. Su viskuom kitu. Laimė šeimoje, būtent kai tas santykis su savo partneriu, kai mes ne tik labai rimtai gyvenam, bet kai mes žaidžiam tą santykį. Kai yra jausmų, kai yra emocijų, kai aš matau savo žmoną pergyvenančią ar lakstančią ir aš nepergyvenu kartu su ja, o žaviuosi jos jausmais, jos išgyvenimais, jos emocija. Kai man faina ir aš jaučiuosi labai fainai, kai tam žmogui, kuris yra šalia manęs, su manimi, eina kartu, žavėsi jam gera, kai jisai nors yra ir ašarų, yra buvę, pamenu, ir man toks noras, bet atjausti ir pabūti kartu su tuom žmogum jo išgyvenime, kuris vyksta tuo momentu. Pabūti tiesiog šalia, negelbėti, bet Ir tai tikriausiai yra vėlgi tas pats santykis, kuriame norisi būti, norisi gyventi, norisi patirti, išgyventi, kažkas apie tai.